Pasakyt savo, kaip fainiai. Nu, šakės. O didžiulis koks balionas, pažiūrėkit, virš mano namo. O, yes. O, eina balionas. Ir kur jisai nusileis. Jaučiu, čia leisis pievoje. O, geras. Koks didžiulis. Oi. Oi, kaip fainiai. Nu, geras. Prieš saulę nelabai matos. Jau leidžiasi. Šakis. Čia nusileido pievoje. Didžiulis balionas. Eina saulė užsidengsi. Va, jau leidžiasi. O, kaip greitai. Ir nusileido. Nu, pirmą kartą taip žemai, taip arti. Balionas. Oi, oi. Vėjo nėra, visai ramu labai. Oi, geras. Tikrai labai geras jausmas skristi tokiu balionu. Tuoj balionas nusileis ant žemės, tuoj jį surinks. Prašau. Kaip galima savo pramogą leistis tokį. Įspūdingai. Daug žmonių skrido. Sniegas vėl toks. Kažkodėl nesileidžia ant žemės. Ar vėl pakils. Automobilis atvažiuoja, tas, kuris pasiema jį. Čia mūsų gatvele važiuoja automobilis. Tai va, šitas atvažiavo pasiimti. Aš žinau tą procedūrą. Kol neatvažiuoja automobilis, reiškia, automobilis privažiuos prie pat baliono ir tada lengviau bus įkelti. Va, tuoj balionas gali ateiti iki jų. Nes tas krepšys labai sunkus ir jį nešti toli bus nuo kelio. Tai gal jie privažiuos. O balionas jau bliūkšta, jau sodina ant žemės. Leidžiasi balionas. O, spėjau pagauti aš jį.
Na, bliukšta balionas. Tuoj susirinks visą medžiagą. Didelis. Nu, kaip jiem buvo linksma, kaip jiem buvo gera. Turėjo gerą kelionę.